Taip, surinkinėjom senuką masterį. Toks įdomus dalykas dėl EGR. Žodžiu, keičiau čia galvą šitam varikliui. Ir galva atėjo su vadinama zagluškė rusiškai, šiaip plokštelė, kuri uždaro EGR vietą šito vamzdelio. Pas mane buvo va taip viskas. Aš buvau čia užglušinęs. Va tokia plokštelė po vamzdeliu. Ir po to vamzdeliu pavažinėjus, va kiek čia visko prisikaupė, visą tai būtų tenais į oro kanalus, į vožtuvus. O vat kas įdomu, kad atėjo su tokia vat originale Renault plokštelė, kuri uždaro EGR vietą. Tai jau toks įdomus pastebėjimas. Dėl EGR šito magneto, pas ką ten klaidos ar ką, reikia žiūrėti čia šitam magnete. Tarp 1 ir 5 kontakto turi būti 8 ohmai, tarp 4 ir 2 kontakto 4 ohmai, čia prie 20 laipsnių. Tada turėtų jokių klaidų nebūti. Nu, maždaug tiek.